Sveiki, bičiai. Sveikas. Tai va. Nori išmokti krenkflipą? Pakliūvi ten, kur reikia. Šiandien pamokysim jūs krenkflipą. Krenkflipas yra triukas Unikalus toks. Įvairiai. Street, dirti, parke, kur nori tai gali naudoti. Lainuos ar visur kur nors. Variacijas, viskas. Triukas yra geras, įdomus, ne? Krenkus apsuki ir padarai. O, čia savas bičas. Mokytis iš krenkų. Tai dedu. Va, karočią. Ne? Turi dviratį. O, turi būti dviračių būtinai kostiumai. Karočią. Ne šiaip paprasti, žinai. Ne šiaip ten kažkokie, va. Su tokiu baiku, žiūrėk, pafilmuok, va. Su tokiu dviračiu, nu vargo ir padarysi gerą krenkflipą. Pašokt, aišku, pašoksi, bet, nu, krenkflipą neaišku. Va. A, karočią. Papai geri, karočią, bet... Krenkflipą moki, ar nai? Ne. Ką nori išmokti krenkflipą? Nu gal? Ar iš arti filmuoji per daug? Va taip. Tai va. Nori išmokti krenkflipą, ne? Nu, davai. Va, pirmą turi turėti dviratį, va. Kostiumas turi būti čia. Čia visus liečia šitą temą. Čia turi būti kostiumas. Karočią, turi būti čia sportas gale. Nebūtinai. Būtinai. Tada, karočią, turi pedalai klebėt. Turi klebėt pedalai visi. Turi būti būtinai LHD. Jeigu tu dešinė prieki. Jo. Karočią, čeinas turi būti neįtemptas. Pirštinės turi būti suplyši. Arba šitą pirštinių. Karočią, čeinas jeigu neįtemptas, tai krenkai lengvai. Krenkflipas būdas padarysi, ne? Tai va, karočią, neįsitempki čeiną per daug. Triukas paprastas. Išmokti galima labai greitai. Tai va, turi būti krenkai, ne? Jeigu tu dešinė prieki taip, jeigu kairė taip. Tai va, aš esu dešinė prieki. Tai dabar parodysiu, kaip dešinė prieki. Ką daryti, jei nėra krenkų? Nusipirk krenkų, bet gerus irgi. Profilus ar ten kinkus ar bombaltus, thunderbolts. Nepriekit bombaltų. Ne, koja, prieki turi būti priekinė koja taip. Išlindę pirštai, taip filmuok. Va, turi būti suplyšę batai visi. Murziniai Adidas, ane, skaičiūzai. Pirštai turi būti taip išlindę. Galėtų taip jausti pedalo kraštą. Ir dabar galinė koja. Galinė koja turi spausti. Turi taip pat pirštais uždėtus pedalo pirštais. Taip uždėjęs ir taip spausti. Ir tada, kai tu supranti, kad tu sudėti krenkų kojas ant pedalų, turi karočią atsistoti ir va taip padaryti, išmokti taip. Tai labai elementaru, čia svarbiausia yra grandinė įtempta ir šitą koją į viršų kelt, trauk, šlenkt ir trauk. O šitą koją spausti. Va, skupini, spaudi, tuo metu pašoki ir pagauni krenkus. Tai va, dabar kaip turi atrodyti su kairė koja prieki. Va, parodys dabar mums. Principas tas pats, tiesiog svarbiausia priekinė koja truputį į priekį palemti. Su galinė spausti. Tiesiog jis krenkus pagauni. Tiesiog. O po to jau galite patrupėlį, bandyti iš pokopo. Tai va, mes parodysim, kaip atrodo krenkflipas su dešinė prieki ir kairė. Tai va, dešinė prieki aš dabar parodysiu. Važiuoji. Ir dabar kairė prieki dar. Tai va. Turi turėti apsaugas, jo. Šingvartus, būtinai šingvartus, va. Fuse ar kokius ten geresnius, ne? Apsaugas, kad nebūtų taip, kad darys krenkflipą ir gausi ir tada labai skaudės. Tai va. Kada išmoksti šitą nesąmonę, apsukti, tada išmoksti iš bunny hopo. Ir tada krenkflipas turi daug variacijų, labai daug. Viena iš variacijų yra, pavyzdžiui, varai ten padarai kokį 180. Padarai half kaip krenkflip atsakymą, arba nuo laiptų
laiptų. Špenko, Jo. penka. Dabar padarysim nuo laiptų krenkflipą. Nu, čia 2 laiptai šiaip. Nieko mandra, bet užteks suprasti. Esmė, kad galima daryti variacijas ir daug. Padarai nuo aukščių ir esi street rideris. Tada gali daryti... Va. Vienas praraideris mėgsta krenkflipus, tai yra Simonė Barakova. Tai va, paklausėm šito vaikino raiderio. Moki krenkflipą? Ne. Nori išmokti? Nu gal? Parodyk kaip darai. Gražus krenkflipas. Gražus krenkflipas. O, vaikinas dar vienas. Nelabai sekas. Grandinė va yra įtempta. Man nesiseka. Tai va, reikia neįtemptos grandinės. Ir reikia suplyšų su batu. Dar gali būti prieš nesuplyšę arba iš visų neturėtų. Nu, ir galima daryti variacijas. Pavyzdžiui, dabar pabandysiu parodyti half kaip krenkflipą. Tai va, dabar pabandysiu padaryti lainą su krenkflipą. Nu, bandom. Viena iš variacijų gali būti manyti. Apa! Kaip? Tadas yra labai žmogus, tas Nu, kaip jums tutorialas? mano manimu, šis tutorialas yra puikus būdas išmokti krenkflipą. Aš jo nemoku, gal turbūt nesimokysiu. Nu, kaip supratai, kad krenkflipą daryti? Nu, padarysi. Nu, bandyk iš bahopo, da. Auč, nedarykit. Apa! Matot, Vat ir išmok. krenkflipas yra nesunkus triukas, bet kas jį gali išmokti, jeigu tik norės. Tik ne. Nu, čia bus matyti. Pajož. Varstinas, jeigu varstinas. Gerai. Raislipė yra gerai. Daugirdas Stanislavas iš Vilniaus pasakė. Senelis 62 metų man. Va, kebra 5. O šitą taip pamačiau kaip šitą. Tai va, sėkmės mokantis krenkflipus. Didelės sėkmės. Nenusigalbūt tik ne, nes palmokit. Šiandien. Tikimės mūsų tutorialas jums padėjo. Va. Gero raido!